Garbėsiu Kristui. Sugrįžkime Dievo akivaizdo, sugrįžkime į savo širdį, nurimkime šiek tiek, suprantu, daug įspūdžių, penktadienio vakaras, daug buvo kalbama šiandien, visi šiek tiek pavargome, tai stengsiuosi. Tam ateinu, kad matyčiau, kad kai jau miegat, tai reiškia, baigiu, nors jau laiką užsistačiau 35 minutės, kad po 15:09 spėtų garšvovintojai, kurie atvyks čia pasiruošti. Tai į Dievo akivaizdą kviečiu sugrįžti tą maldą, sėdėkite, nesikilnokite, atsipalaiduokite, esam Tėvo namuose dabar. Ir kartu šiandien žvelgiame į dangų, ieškome dangaus. Kadangi minėjome neseniai 90 metų nuo tos dienos, kai Vilniuje buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, Jėzus vienoje vietoje Faustinos prašo visada, kai užeisi į koplyčią, sako, pasisveikink su manim tokiais žodžiais. Mes esame įpratę nuo vaikystės, arba taip mokiname vaikus, kad reikia pasisveikinti, garbinkime švenčiausiąjį sakramentą, bet tarsi Jėzus tai šiek tiek koreguoja. Tai sako, Faustinai, dabar kitaip sveikinkis su manim. Man tai yra miela, ir sako Faustina, kiekvieną kartą, kai užeinu į koplyčią, aš tariu tos žodžius. Jūs žinote tos žodžius ir mes juos kartu ir ištarsime, sugrįždami dabar į Dievo akivaizdą. Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir gyvystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Suprantu, kad laiko yra nedaug ir turiu pasiruošęs daug medžiagos, bet vis tiek noriu, kad pradėtume taip, kaip buvau suplanavęs. Tai reiškia, noriu, kad keletą minučių atsisuktumėt ne į dešinę, ne į kairę, bet iš priekio atgal, ta prasme, ir surastumėt porą. Ir tiesiog klausimas yra, kas yra šventumas, kas tau yra šventumas. Atsakymai visi galimi, negalvoju, nežinau, nekvaršiai galvos, esu pavargęs dabar, arba pasakysit kažkokį sakinį, nes gali būti, kad Dievas jums šiandien kažką nori prabilti ir ne per mane, bet per tą žmogų, kuris yra jums už nugaros. Tai kas tau yra šventumas? Laikas jums dabar, atsigręžkite. Taip, suraskite porą iš priekio. Arba trise, kaip gaunasi dabar, kas yra šventumas? Kas tau yra šventumas? Pabaikime sakinius 5 sekundės. Ir sugrįžtame į studiją. Sugrįžtame ir vėl
būti, kad tai, ką šiandien turėjot svarbiausia sužinojot ką tik. Tai kartais Dievas šypsosi, kartais taip Dievas kvailioja, kad tas atsakymas yra tau už nugaros, tik tai mes ieškom kažkur, reikia kartais atsisukti ir išklausyti. Tai va. Man šita vieta yra labai brangi, šita šventovė yra labai brangi. Nuo kokių 93, kai gimiau, iki 2003, kai pradėjau kitoj bažnyčiai ruoštis pirmai komunijai, tai čia mane tėvai vesdavo, o toliau siųsdavo į šventąsias mišias, nes gyvenu apie 300 metrų nuo šitos vietos. Tai augau šitos bažnyčios pavėsyje, galima sakyti, ir čia stačiau savo pirmuosius šventumo žingsnius. Tai todėl šiandien ėjau į šitą šventovę ir su virpuliu tam tikru ir turėjau progą dabar čia presbiterijoj ir vėl pamatyti tai, kas man vaikystėje buvo įdomu, tas Dievas tėvas ten su barzda aukštai, žodžiu. Čia kažkokie kiemo draugai susitikę, žodžiu, tokia tam paveikslė, čia to aukso tų angelų, žodžiu. Sugrįžau tam tikrą prasme, gerąją prasme į vaikystę ir ta mano šventumo kelionė turbūt prasidėjo nuo kokių švento rašto žodžių, galvoju, kaip galėčiau apibūdinti, jeigu taip eitų į švento rašto žodžius, įpilti tą mano šventumą tos 10 metų. Tai galvoju, kad tai būtų kas Dievo Dievui, o kas Ciesoriaus Ciesoriui. Kodėl? Todėl, kad eidamas į bažnyčią, kaip ta našlė visada gaudavo iš tėvų 2 skatikus. Tai vieną skatiką reikėdavo į kažkėlį įmesti čia bažnyčią ir man tai buvo įvykis per mišias. Man mišios vykdavo iki tol, kol atiduosiu tą pinigėlį, žodžiu. Po to jau galėdavau grįžti namo, nes vaikui reikia kažką daryti mišiuose. Tai mano uždavinys buvo įmesti į tą pintinę ir dar pataikyti į tą pintinę, žodžiu, su tuo pinigėliu. Tai kas Dievui, žodžiu. Bet antras pinigėlis, tai jeigu paeitume toliau už bažnyčios link Kiaušinio, čia to žinomo tokio, tai stovėjo tiesiog prie gatvės kioskai. Daug kioskų, ten žinot, buvo daug tikrai nešventų paveiksliukų, bet labai skanių ir saldžių saldainių. Labai gražėtas tokias mėgdavau kokosinės, 1 litą kainuodavo. Iki dabar prisimenu. Tai litas čia, litas ten. Kas Dievui, kas Ciesoriui, žodžiu. Tai, matot, ir kunigu tapau. Neblogas visai receptas šventumui. Kas Dievui, kas Ciesoriui. Tai 10 metų kursavau, žodžiu. Ir šiandien stoviu prieš jūs ir pakvietė kalbėti kažkaip, pristatyti tą šventumo temą ir galvojau, kas galėtų būti vedantis toks motyvas mus. Tai pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, kalbant apie šventumą, ekspertų čia nėra. Pykit, nepykit, mėlėjai, nieks negalės pasirašyti, kažkas ten šventumo ekspertas. Meno srity, teisės srity, mokslo srity yra daug ekspertų. Bet kai kalbame apie šventumą, tai šiandienos eisena labai gražiai tą parodė, kas tai iš tiesų yra. Šurmulys, eina, prieblanda, žibintai, kažkokie rūbai, gražus puošnus keistokie, žodžiu, čiauškam, meldžiamės, einam kartu, einam netyliai. Ir visa tai šį vakarą mums bylojo apie šventumą. Į ką tai jums panašu? Man tai buvo panašu į mokinius paleistus į pertrauką. Nes visada panašiai čiauškai, linksmai eina, jeigu jau gatve eina kažkas linksmai, tai dažniausiai tai būna mokiniai. Arba po pamokų, arba eina per pertrauką kur nors į parduotuvę. Tai jeigu jau kalbėti apie šventumą reikia, tai geriausias apibūdinimas žodis tinka mokinys. Visi esame prastesni, puolesni, stropesni, bet mokiniai. Tai šiandien prieš jūs atsistojau kaip mokinys
prieš mokinius, kuris paruošė referatą. Nes negalima apie šventumą kalbėti iš kitokios pozicijos, nes kasdien renkuosi mokytis, ką tai reiškia būti šventam. Taigi šventumas tai mokinystė. Esame skirtingose klasėse, skirtingų gabumų, skirtingas pamokas mėgstame, skirtingus mokytojus mieliau klausome ir sutinkame, bet tik tai mokiniai. O išleistuvės tai žinote. Ar suprantate? Intensyviausias laikas mūsų mokinystės yra 100-dienis, kai Dievas dovanoja 100-dienį. 100 dienų, paskutinis skambutis ir ta pasitinka angelai ir nuvada į Abraomo prieglobstį. Visi galiausiai einame link to, kad tikiuosi, plojant visam dangui atsiimsime brandos atestatus. Sveikinam šventą Valdemarą, sveikinam šventą Jolantą, sveikinam šventą Tomą ir visi galiausiai gausime tos šventųjų diplomus. Apie tos plojimus kalbant, tai prisimenu tą akimirką, kai buvo paskelbta Petro aikštėje, tai kad į tėvo namus iškeliavo šventasis Jonas Paulius II ir žmonės akimirką buvo sutrikę ir buvo tyla toje aikštėje, bet jeigu prisimenat, o jeigu neprisimenat, pasižiūrėkit, minia pradėjo ploti. Ir viena maža mergaitė paklausė, o kodėl ploja visi, nes ką tik pranešė žinia apie mirtį. O kitas mažas berniukas, jis sako, nes popiežius laimėjo. Nes popiežius laimėjo, sako, todėl ir ploja. Tai aš labai tikiuosi, kad ir mes laimėsime, žodžiu, ir tą mokyklą sėkmingai pabaigsime su plojimais. Apaštalas Jonas patvirtina mano mintį, kad nėra geresnio statuso šitam gyvenime kaip mokinys. Mane labai žada apaštalas Jonas, įsivaizduokite, sulaukęs 80-90 metų, kai rašo Evangeliją, kai rašo savo laiškus, sakome, apaštalas Jonas yra erelis, tas, kuris mato giliai, mato prasmę paslėptą dalykuose. Ką apaštalas Jonas galiausiai rašo pats apie save? Į savo vardą nemini, bet ką apie save rašo? Negirdžiu? Mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Apaštalas Jonas, sulaukęs 90 metų, to žilo plauko, kai laukiam visada išminties, tiesiog esencijos, ne per kažkokio, žinot, tik tai skiedimo. Sako, tai, ką galiu pasakyti gražiausio apie save santykėje su Jėzumi, kad esu jo mylimas mokinys. Tai va, tai tik tai mus paragina, tai tik tai mus padrąsina, nebijoti to pasakyti. Esu tik tai mokinys arba netgi esu mokinys. Tad Kristus ieško ne šventųjų, galima sakyti, bet imlių, žingeidžių, kūrybingų, jautrių, dosnių mokinių. Apie ką, kai nustoja žaisti su žaislais, kai nustoja galvoti apie saldainius, pradeda svajoti moksleiviai. Kai neseniai buvote vakar. Apie ką svajojat? Dauguma, nesakau, kad visi neabsoliutizuokim, niekada nieko nesako kažkas. Dauguma moksleivių. Nežinau kaip jūs, bet aš tiesiog siutau, kaip norėjau teisių. Kaip norėjau teisių. Pirmas dalykas, kai jau šiek tiek pabrendo, kai jau žaislai nebe, kai jau akys žvalgėsi į gražias merginas, tai o gražioms merginoms dažniausiai patinka gražus automobiliai visų pirma. O po to tik gražus merginė. Aš taip galvojau, dabar gal taip negalvoju, bet tada taip galvoju. Tai tada reikia teisių. Tai vad mums kaip mokiniams einantiems į šventumą, taip pat teisingai reikia vairuotojų teisę. Mes visą vaikystę praleidžiame žaisdami, bet ką dažniausiai žaisdami? Tai, kad mes vairuojame, kažkur važiuojame, išvažiuojame, žodžiu. Ir
Ir kas tose teisėse svarbiausia etapai, kokie yra teorijos egzaminas ir praktikos egzaminas. Ką tai jums primena mūsų kelyje į šventumą? Kokį gyvenimo etapą? Tiktų čia daina lietuvių liaudės tinka galu per dieną, o žagrelė tik tai viena. Čia sufleruoja apie ką čia. Ką reikėjo iškalti, išmokti, atsiskaityti, gal per pirštus gauti? Ką? Katekizmą. Būtent, jeigu dar per krikštynas, tai tik tai visi mums šypsojosi ir bla 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 bla. Ir tik tai nuotraukos, pirma komunija ir sutvirtinimas daugumą iš mūsų gyvenime romantika baigėsi. Storos knygos, mažai paveiksliuko, egzaminas atsiskaitimas, rašinėliai. Žodžiu, reikėjo išsilaikyti mums teises. Reikėjo išsilaikyti teoriją, laikyti paskaitas, laikyti egzaminus ir po to taip pat praktiką. Buvot, nebuvot mišiose, buvot, nebuvot repeticijose, buvot, nebuvot išpažinties, dar mano laikais, ačiū Dievui, nebuvo jokių ten atspaudėlių ir parašų, dabar dar atspaudai, parašai, žodžiu, viskas labai rimtai. Taigi, pilna tokių vairuotojų Lietuvoje ir pasaulyje, kai paklausi žmogaus, ar tu esi tikintis, tai ką žmogus sako? Esu pakrikštytas, pirmos komunijos buvęs ir esu pirmavodas. Tai reiškia sutvirtinimą priėjęs. Ir šią akimirką aš kviečiu jūs padėkoti arba mintise